Jeigu niekas nemiršta, pinigai lieka banke. Kitą savaitę žaidžiam toliau, tik iš didesnės sumos. Lošėjas. Tai neįprasta ir šiek tiek siurrealistiška istorija, pasakojanti apie pirmosios pagalbos medikų komandą, išradusią pelningą žaidimą, kurio metu lažinamasi, kada mirs pacientai. Pagrindinis veikėjas Vincentas, kurį suvaidinęs Vytautas Koniušionis taip pat iškovojo sidabrinę gervę, yra atsidavęs paramedikas. Tiesa, jis dirba glaudžioje komandoje, kurioje visi nariai turi tą pačią ydą – silpnybę lošti. Vincento atveju lažybos privedė iki įsiskolinimo vietiniam nusikaltėliui. Herojus taip pat yra užmezgęs ryšį su bendradarbė Ieva, kuri irgi patiria finansinių sunkumų, nes jo sūnui reikalingas brangus chemoterapinis gydymas. Vieną dieną, atsigaunant nuo savo kreditoriaus smūgių, Vincentas sugalvoja naują žaidimą, kuriame kartu su kolegomis lažinsis, kurie pacientai ligoninėje mirs pirmiau, šansus pagrindžiant, turint vidinės informacijos.